Būkit pasveikinti iš Kolombo, Šri Lankos. Keturias dienas aš jau čia sostinėj Kolombe, o rytoj išvažiuoju, tai galvoju, reikia kažką tais parodyti jum, kas čia gero tam Kolombe. Ne Kolumbijai, o Kolombe. Šiaip prieš atvažiuojamas, tai aš nieko nežinau apie tą Šri Lanką. Įsivaizdavau, kad truputį mažesnė, bet pasirodo visai nemaža ta sala. Apie 20 keli milijonai gyventojų net. Pagrinde budistai, hinduistai, truputį musulmonų, krikščionių. Bet čia tą Wikipedijai gali pasiskaityti, einam kažką pamatyti, ko nėra Wikipedijai. Pavyzdžiui, šitie kokosai labai skanus. Realiai esminis ir geriausias skirtumas nuo Indijos, tai kad bele kaip švaru. Vyra šiukšlių, bet nepalyginamai mažiau. Na va čia biški, bet ir tas išlojo vaikų. Ir beveik nėra laukinių šunų, o tos, kurios sutikau, tai, nežinau, už mane atrodė sotesni. Šiaip sostinių esu labai nemėgėjęs, kai keliauju. Dažniausiai apeit stengiuosi arba neužtrukt, bet kažkaip čia visai man patiko šitas Kolombas. Toks nepergrūstas. Po Indijos neatrodo toks intensyvus. Ir architektūra graži. Pabendrauti jie čia irgi mėgėjai. Ir angliškai šneka turbūt kokius 9 iš 10 susikalbėsi. Nors pagrindinės kalbos sinhilų ir antra berods tamilų. Anglų net nėra kažkokia valstybinė kaip Indijai. Surenku 3000–4000 laikų ir nusipirku naujas lakierkas, patokias. Svarbu, kad dydis netiks, aš prasikirpsiu tiesiog. 4000. Atsimenat Britnės maikę? Atsimenat šitąją? Tai fermoje prieš išvažiuojant išsiskalbiau viską, lankstau tą maikę ir randu, kad pažaistyta tokia skylė, nežinau, 2 galvas prakiščiau. Tai arba ta skalbenkia labai stipra, arba kažkas iš pavydo suplėšė. Tik tiesiog rankovės nusiplėšiau ir dabar vandamkė, Vifbiterio maikė. Ale mėgsti jie čia lošti, tų kioskų su loterijos bilietais, tai visur pristatyta, kažką brauko tikrina ten tos skaičius. Užuodžiat?
per kamerą, ar ne? Hello. Kvepia tai gerai. Taip. Okay, sir. Thank you. Thank you. This one will be good. Pagaliau gavau durieną prinokusi. Nes pirmą dieną nusipirkau, tai buvo nelabai prisirpęs. O dabar jau atsidaręs pats gazas. Turi irgi televizijos bokštą, tik ten ne televizijos vadinasi, o Lotuso. Buvau nuvažiavęs čia kurią dieną, bet nesikėliau kažkaip. 20 eurų pasirodė per daug, kad išsikelti į bokštą kažkokį Šrilankai. Aš sakau, čia tie šunys normalūs šunys. Aš nemačiau nei vieno badaujančio čia šunys. Gal neišvarys iš autobuso dėl durieno kvapo, nes labai jisai aikštingas. Patinka man čia tos šventyklos, kiekviena vis kitokia kažkokia. Su lemputėm, su gėlytėm, su muzika kartais. Žodžiu, sumokėjau už vakarienę, žiūriu, liko 200 rūpijų. Čia biškai kitaip rūpijos veikia negu Indijoje, 200 rūpijų, tai čia gal koks 5 centai. Dar būtų gerai parvažiuoti iki viešbučio ir vandens būtų gerai nusipirkti. Net nebūtų gerai, o privaloma vandens. Tai pradžiai investuoju vandenį, o paskui reiks bankomatą ieškoti arba iščiom. Porą kilometrų. Aš vis pamirštu, kad čiagi kortelę priema parduotuvėse, net ir mažose ir didelėse. Kažkaip po Indijos keista adaptuotis, kad daug kur kortelę priema. Kavinėse ne visose, bet dideliai daly. Jeigu žino dainą, pašokam kartu. Turiu 200 rūpijų likusių ir tuktukas iki viešbučio 199. Arba galiu pirdą imti. Nes kartais būna parašo tą kainą, bet atvažiuoja ir būna ten keliom dešimtim didesnė. Nes maršrutą pasirenka ilgesnį, nežinau, tyčia, netyčia, bet taip būna. Rytoj traukinys laukia po pietų, tradiciškai važiuosiu į pietus, o iki tol dar kažką tais pastumsim, kaip sako jaunimas, Kolombę. O dabar važiuoju į viešbutį, pasibūti su pono Durienu. Pradėjau nešiot kaukę, kai mieste būnu ilgiau ar važiuoju su tuktuku, nes supratau, kad man čia ne nuo kondicionierių nosis ir gerklė, o
O nuo oro užterštumo, nes kol buvau kaime, tai buvo viskas gerai, bet čia užterštumas šitą miestą, tai nežinau, kaip Mumbai panašiai turbūt, jeigu nedaugiau. Indijai pliusas tas, kad tuktukai dujom dauguma varome, čia viskas benzu. Kas ketvirtas dūmais apsipylęs. 2 dienas, kokias pasibaščiau po miestą, pradėjau jaust, kad vėl viską graužia. Prevencijos imtasi. Dar vienas durnelis su kamera. Gerai, kad paklausiau žmonių, kur pirmos klasės vagonas, nes net ne tas traukinys pasirodo. Aš turiu kokį bilietą spausdintą, ne kokį tais elektroninį. Dabar jau tikrai šitas, net jeigu ne šitas lipu. Kažkaip aš čia per toli nujaučiau, kaip per zombių filmus prisigrūdę. Mano pakrovėjas keyboardas, originalas amerikietiškas, tada eina į europinį ir tada eina į šrilanką šitą, nes čia amerikietiškas nesikiša ir turim va tokį sumuštinį. Kartais nelaiko tas sumuštinis, krenta visą. Gal ir gerai, kad traukinio durys tos niekad neuždarytos, tai galėjau iššokti jau, kai pradėjau važiuoti, nes pasiėmiau telefoną, pažiūrėt, kada man lipt, žiūriu, čia sustojom mano stoteliai. Kaip bilietą buvau nusipirkęs Jėgalės miesto, bet nusprendžiau, kad miesto gana kol kas ir truputį anksčiau išlipau. Kažkur čia pasiėmiau kažkokią tais triobelę prie paplūdimio. Reikia eit susirasti. Vieną statelę pavažiavau, atsisėdau, žiūriu, reikia lipti. Laukiamės prie perėjos su dama. Bėgam, bėgam, bėgam. Pasiliko, jinai. Bara Beach. Aišku, galėtų būti durys sutapusi, nes ten jūra, bet tik tokį jau gavau čia. Paskutinis vienetas likęs buvo. Tik baisu, nes nėra vėjelio čia. Bet čia nėra taip karšta kaip mieste. Tai gal ir gyvensiu.
Eina savo geros bangos. Varu išsimaudyti. Vyksta išvarimas nuo odų. Kvapas tai kaip bažnyčios tos smilkalo būna. Nuvariau ten iki kaimyninių triobelių pasižiūrėti, nes mačiau, kad irgi nuomoja. Galvoju, gal su ventiliatorium bent jau tada pereičiau. Bet irgi be ventiliatorių ir dar taip, šiaip tie kambariai dar mažesni. Aš bent jau kažkur ten galiu daiktus pasidėti pašoniai. Ten realiai įeini ir lova iš karto. Bet dar pigiau ten už 3 naktis 17 eurų. Aš moku už 3 naktis 30 eurų. Bet ventiliatorius būtų smagu. Žinot, ką aš jums pasakysiu? Einu pavalgyti. Nu, žinau, kad užsisakiau tuną. Laukiau čia 1,5 valandos, nors 2 staliukai buvo. Bet čia nepatinka. Čia negalvoti, kad aš tik tai čia girsiuos kaip skanu. Čia yra ir prastai. Čia yra tunas su kečupu apipiltas. Tai kas čia taip daro? Kas iš visom žuvies kečupu apila? Aš paragauju to tuno su kečupu, tai paskui nieko nebejaučiu jokio skonio. Nei tų plantanų skrudintų, nei salotų, nes ant tiek sūrus kažkoks. Nu, čia tai neikit, kur aš dabar esu. Nelabai rekomenduoju. Bet grinai valgau bet kokiose valgyklose. Aš ten vietinėse, nežinau, už 1,5 euro vakar valiau kažkur tais. Skanu, viskas ten normaliai. Kažkur ateini, tipo, čia normaliau, čia piški, noriu kažką tais tokio. Čia man kažką tais susukė čia. Tuno čia grilintas su planteiniais, čia kažką tais tokia čia. Dar žinot, kai laukiu 1,5 valandos ir sukyla tas dar labiau valkėsi ir ekspektacijos ir visa kita. Kečupu apipiltą žuvį atneša. Nu čia kol kas brangiausias mano patiekalas valgytas Šri Lankoj. 7 eurai net kažkur. Jokinga kaina visai. Bet tuo pačiu jisai ir pats neskaniausias mano valgytas patiekalas čia Šri Lankoj, tai toks niuansėlis įdomus. Kuo brangiau, to neskaniau. Ui, kaip šilta. Galvoju, kad čia nieks nesėda, todėl ten visi sėda. Čia 60 laipsnių karštis. Kai laukia plus 30, tai nelabai noris šito laužo. Ta romantika netverka karščio. Varau iki Galės miesto, kur originaliai ir planavau važiuoti. Pažiūrėsiu, kas ten gero. Pažiūrėsiu, kokių žuvų su kečupu šiandienos diena man paruošus yra. O, kaip susirimavo. Naktį miegas tai toks, net nežinau, ar miegas, kur prabundi, bet net nežinai, ar tu miegoji ar ne. Bet akis būna tokios užtinę jauti, tai supranti, kad turbūt miegoji kažkiek. Paskui vėl lyg užsnaudė, vėl prabundi nuo prakaito ir taip ištisai. Bet visumoje kažkaip
nesijaučia, kad nepailsėjęs būčiau, vis tiek turbūt tokias 5 valandas išmiegojau. Dar ryte prasibėgau paplūdimiu kaip Davidas Hasselhoffas. Greičiau aš, be sulėtinimo. Tik nežinau, kodėl aš dabar einu, ne į autobusą lipu, nes karštis tai čia. Jebituvai. Va, jau 300 metrų visos šlapės. Pasėmiau Šri Lankos obuolių sultis. Bet čia ne tokie obuoliai, kaip mes įsivaizduojam. Čia jis vadinasi wood apple. Aš nežinau, kaip verčias medinis obuolys. Bet visai kitoks negu šiaip obuolys. Va toksai, va čia jis. Toks labai tirštas. Aš maniau, kad Indijai pašėlęs vairavimas, bet čia tai dar vienu leveliu žiūriau. I know this because different people in the world. Okay. Yes. Sutikau čia tą vyruką. Jisai benamis remontuoja batus. Sako, einam, aš tau parodysiu ten, ką nori. Sako, aš noriu pusryčių, einam, nuvesiu pusryčių. Ten nuvedė į tokią vietą, pavalgiau kažkokių ryžių su kokosu. Tada einam, aną parodysiu, einam tą parodysiu. Na, aš iškart žinau, kad jau kažko norės mainais. Jie, aišku, akivaizdžiai nesako, įvynioja gražiai į draugiškumą, bet kažko vis laik nori. Tai dar parodė kelias vietas. Nu ir sako, tu man pieno nupirksi už tai. Gerai, sakau, jokių problemų, nupirksiu pieno. Jau po visko, sakau, einam į prekybcentrį, nupirksiu to pieno. Nu tai pieno miltelių man reikia, nes neturiu kur pieno laikyti. Okei, galvoju, jau čia, žinau, kad pieno milteliai brangesni. Jau, nu manau, kur viskas eina. Bet gerai, sakau, einam, nupirksiu tų miltelių. Nueinam į parduotuvę, išsirenka ten tų miltelių. Oi, kaip kvepia. Ir aš jau numanau, kad jo planas, kad aš nuperku ir jisai paskui juos priduoda. Nes jau taip Indijai bandė daryti man, bet laiku supratau. Nuperku tų miltelių dėžutę pieno ir pasiemu tiesiog čekį iš maišiuko. Ir jisai toks tada jau pasimetė, o tai čekio tau reikia? Jo, sakau, pasiliksiu, kad tu tą pieną nepriduotum, o išgertum. Jis tada suprato, kad aš jau supratau jo planą. Dar ten bandė mazintis, kad tai, čia man reikia įrodyti, jeigu policija sakys, kad pavogiau jį, bla bla. Sakau, nu, lem, aš sakau, būnu dosnus, sąžiningas, tai sakau, būk man irgi, tipo, atviras, sakau, nemausi, tik mausi, to tiesiog. Tai jis kaip ir nepripažino iki galo, nu, kad toks jo tikslas buvo, bet iš susigėdimo tą supratau, dar siūlė ten tą parodysiu, aną parodysiu, matyt jautės kažkoks gal skolingas, kad apgavo, bet sakau, žadėjau pieno, nupirkau pieno, tavo reikalas, ką tu su juo darysi, bet parduotuvę atgal nepriduosi, nes čia kaip pasilieka. Šiaip, kai žmonės nuoširdžiai kažką nori parodyti, pavedžioti, tai man net negaila duoti paskui ten tų pinigų grinais. Kai žiūri tave, kai kažkokį tais apmovimo objektą, prisigalvoja kažkokių tais istorijų ir ten planų, kaip išviliuoti tos pinigus, tai tas kažkiek nuvilia iš tikro. Nes atrodo, bendrauji su žmogum, taip nuoširdžiai viską pasakoji viens kitam ir paskui jai pasirodo, kad ten laukės, kada tą čekį gaus ir galės eit išsikeisti tą pieną. Čia sakau, tik galėjai tiesiog pinigų būčiau davęs, kam čia kur tokias kažkokias istorijas. Bet turbūt, kai gyveni gatvėje daugiau nei pusę gyvenimo, tai tas išlikimo instinktas vis tiek permuša visus kažkokius moralės ar to širdumo kompasus. Nori ar nenori.
Ne mums suprast. Dar taip nebuvo ten, kur tas vyrukas nuvedė pavalį aukščių kryžį, kokosų tokį viniotinį ir įsipjojau tiesiog į lūpą viduj. Nerodysiu čia prie visų, bet kraujavo normaliai. Pasirodo, į ryžius gali įsipjauti. Aš galvoju, kodėl taip karšta. Eina kažkur ir neįmanoma, visas su prakitu žliaugia. Pasižiūriu, dabar temperatūra 33. O jutiminė 40. Aš nežinau, kaip tai jutiminė veikia, bet jaučiu. Šiaip čia ne visur yra dosos, bet šitas labai panašus. Vadinasi Hopper. Būna kiaušinio, gali būti vištienos, bet tešla irgi ryžių ten ir kažkas tokio miltų. Na, čia tai aišku viskas čia. Čia visko po biškį. Tai ryžiai slepias dar aišku, rupūžės. Bet čia tikrai labai karšta, žinokit, aš neperdedu. Aš esu laistęs šiltnamį nesykį ir... Nu čia ne šiltnamis, bet beveik šiltnamis. Iš tikrųjų tai aš pavydžiu jums to sniego, to žvarbos, to minuso. Aš dabar taip įkriščiau kokią pusnį. Nors gal ir nepavydžiu, nežinau, gal labiau užjaučiu iš tikrųjų. Ei, lauke 40 laipsnių, ant saulės 50. Bet gali dar užlipti 3 metrus arčiau saulės ir ten kažką tais vandenį pafotografuot gali. Nu ne. Surenku 2 laikus ir nusipirku durieną ir suvalgau iš karto vietų. Vienas yra. Nu dar vieną. Turim. Gerai, galite atlaikint, nes turistinė vieta tik kaina dvigubai užsilupė, net nesileidžia į dėrybas. 1500. Nu jau ne. Vis dar nesuprantu, kaip čia tokiom kainom gali jie prekiauti. 100 rupijų, tai čia gal 30 centų nepilnai. Is this Audi? Audi? Sorry? Is this Audi car? No. No? Okay. Because Audi is like really bad car. Nesuprantu, kam klijuotis Audi, jeigu ne Audi, tai klijuokis BMW kokį ar Toyota, pavyzdžiui. Geros mašinos. Bent jau Toyota, BMW tai nežinau. Galėjau būti aš tas su saksofonu, jeigu būčiau nemetęs muzikos mokyklos po 4 metų.
kiek čia po 6 pamokų čia visi eina pagal laiką sprendžiant. Aš atsimenu, aš tik prieš 12 metų baigiau mokyklą, dar atsimenu laikus. Po pirmos tram 5, 6 pamokas baigęs, paleido visus. Iš kur čia tiek tų mokinių, aš nesuprantu. Čia žmonių miestą tiek net nemačiau, kad mokinių. Šviesi ateitis laukia Šri Lankos, bent jau galės. Bus kam pensijas mokėt. Ai, pala, čia net nėra pensijų kaip ir Indijai, taip. Čia žmonės negauna pensijų, nebent dirba valstybinį darbą daug metų, tada kažką gauna. O šiaip tai, arba tave išlaiko vaikai, arba nežinau, ko tu išsilaikai. Dabar turiu planą tupėt pavėsi už šito ledų furgono, suvalgyti ledą. Tada gal nusipirkti dar vieną ledą. Tada išsikvies taksi ir nuvažiuot kažkur, kur yra kondicionierius. Reikia atvėst. Termostatas nusprogs toj. Žinau tik vieną vietą, kur galima atvėst. Parduotuvė. Šitą parduotuvę vadinasi Galia Fancy Mart. Pasižiūrim, gal rasiu kokius kelnes ar šortus man fancy. Šiaip tokios Azijos parduotuvėse galima apsigauti, nes pamačius žinomus brandus gali pagalvoti, kad čia feikas, bet labai dažnai čia būna iš tikrųjų ne feikas, o originalas už pigiai gan. Nes va tokiuose Šri Lankose, Vietnamuose, Tailanduose čia viską ir įsiūna tuos Hilfigerius ir Calvin Kleinus ir visą kitą. Tai daug produkcijos čia nusilysta į šoną. Arba būna su kokiu nors labai nežymiu broku, siūlai kokia išlinė, tokia etiketė paplyšus, bet paėmus iškart jaučias, kad originalas. Aš net su šortais čia kur atvažiavęs, su Gepo, tai jie yra būtent Šri Lankoje pagaminta. Papirkau iš Amerikos. Kai kokį kelią apkeliavo iš Šri Lankos į Ameriką, tada į Lietuvą, dabar jie grįžo gimtinę. Calvin šortai. Realiai kainuoja 5 eurus. Kažkaip kaip vėl labai dideli. Tas pats Gepas. Kvepalai turi bus neoriginalas, nes krydai kainuoja 23 eurus. Bet buteliukas gražiai padarytas, taip tikroviškai. Bet šiaip kvapas krydo, tai net nėra toks dišovas kažkaip, nežinau. Labai jau tartinai gerą kopiją, arba mano osilė biškai susimėčius nuo šitų visų užterštumų. Prisiminiau, kiek vaikystėje ir paauglystėje valandų praleisdavom prekybcentriuose ant suoliukų tiesiog. Ant tokių nepatogių suoliukų visai, sakyčiau. O čia tokios geros sofos. Įkrenti savo kaip karalius. Čia šitie yra obuoliai Wood Apple, kur geriau sulti šiandien, bet visiškai kieti jie. Bet nežinau, kaip reikia atidaryti, kaip kokosą turbūt skelt. Dabar turim 24, 32 dar vis karščio, 11% baterijos. Ir 8 km iki mano namelio medyje. Bet iki kol grįšiu, turiu susirasti durieną, bet tik susirasti nusipirkti. Ar kokią papają, ar kokią arbūzą. Ir tada ramu.
Užuodžiat pergalę. Ką top sportas? Kiekvienam vaisiui po atskirą maišelį, kad nesipyktų. Čia net Tazijai nespėjai pasakyti, kad nedėkite maišelį, jau žiūriu, jau baigiau maišelį, ten kažkas įdėta, ko net nereikia maišelį. Šortus dar įkirtau turgui, tokius paprastus, nes jau žiūriu, kad su turimais nebeišsiverčiu. Adidas, ale, bet jau ten tai tikrai ne originalas. Alvinas Kleinas ir Brundukai. Sutikau dar vyrą turgui, sako, iš kur tu, sakau, iš Lietuvos. O, iš Lietuvos, čia mane daktarai iš Lietuvos išgelbėjo, nuo tsunamis buvo 2004 metais, čia rodo pilvas nusiūtas. O, sakau, geras, nežinau, kad čia taip buvo. Jo, sako, buvo, žiūrėk, aš turiu 2 vaikus, reikia labai pieno jiems. Pala, sakau, turbūt ne pieno reikia, pieno miltelių. Jo, pieno miltelių reikia. Ir sakau, reikės tau čeką, ne, kai nupirksiu tos miltelius. Nu jo, reiktų, kad čia tipo nepavagiau ar kažką. Blema, sakau, tai negalite jūs kažkokios kitos istorijos sugalvoti arba tiesiog pinigų paprašyti. Ne, man nereikia pinigų, man tik reiktų miltelių. Tada pradeda bijoti, ar ten tikrai kažkokie daktarai iš Lietuvos buvo, ar čia tiesiog sukuria beleką. Būčiau pasakęs iš Jamaikos, būtų sakęs iš Jamaikos daktarai čia padėjo. Miltelių jam reikia. Nieks nežino, kad iš manęs smirda durienas. Pirmą kartą autobuso kelionė buvo visai nesmagi. Tai prisigrūdo žmonių ir aš tos vaisius ten laikau, man durienas į koją, tiesiog daužos subadį kilienį visą. Iš tikrųjų, čia belia kiek skilių. Daugiau nelipsiu tokį pilną. Ką dabar jau eisiu dar į jūrą iššoksiu, bangos muša, gal ir mane primuš. Vienintelis ventiliatorius, kurį aš turiu, tai va čia virtuvės pučia. Bet realiai atsidarius duris, nu ir dabar aš jaučiu ant tiek stiprus. Ir ten visi kvapai virtuvės, žuvies, visokios. Nu gerai, tarkim, svastika yra ten šviesos tas simbolis ir daug kur pasaulio naudojamas, bet pirkau spyną Indijoje. Ir paaiškinkit šitą pavadinimą dabar. Hitlerio žvaigždė. Spinutė. Dabar tik pamačiau aš. Koks pavadinimas, buvau neišpakavęs. Tai tikrai į Pietų Ameriką pabėgo tie naciai. Ar tikrai? Taigi, šiandien vaisių hole turime. Papają. Aš galvoju, kodėl papajus valgia špinatus, o ne papają. Kodėl jis tada ne špinajus arba kažkas, o kodėl jis papajus. Nesvarbu. Turime lyčio pusbrolį, neatsimenu. Belytį, kažkokios uogos, jau pamiršau pavadinimą, sakė turgui. Koko džembo. Ir žinoma, durieną. Atsidarinėjantį jau po biškį. Čia desertui. Šiandien pajokavau ryte apie Davidą Hasselhoffą, kad bėgau kaip Davidas Hasselhoffas, bet dabar buvau maudytis ir iš tikrųjų reikia gelbėti 3 paauglius. Maudomės nemažai žmonių ir jau žiūriu, kad jie įstrigę į srovę grįžtamą ir bando plaukti atgal, bet dar liktais juokės galvoju, turbūt vietiniai turi mokėti išplaukti iš srovės.
Ir paskui žiūriu, kad jau ten nebejokinga, jau rėkia help, mister, help. Pradedu plaukti prie jų. Tada jau kažkas iš kranto ateina su to plūduru raudonu. Nuvaru prie jų, pagrebiu du. Tada jau plukdinu į šoną. Tada atvaro gelbėtojas. Nežinau, ar gelbėtojas, ar šiaip čia kažkoks vietinis su to plūduru. Tada jis paima tą trečią, paima dar nuo manęs vieną ir partysom į krantą. Keista iš tikro, kad vietiniai nežino, kaip reikia iš srovės grįžtamos. Tipo, kad reikia ne į krantą plaukti, o į šoną reikia plaukti. Toks dalykas, man rodos, kai gyveni prie vandenyno jūros, jau turi mokėti, nes bangos tai intensyvios čia visai būna. Bet jau čia net negelbėtojas buvo, nes jisai tyso jos tiesiai į krantą, tiesiog tiesia linija, paskui dar laikiau jį už rankos, nes žiūri lupo. Nes gelbėtojas būtų į šoną paplaukęs. Manau, kad išplaukti iš tos srovės. Tai va tokios čia vyksta intrigos, dramos, Baywatches. Pamelos tik trūksta. Arba pamelo. Bet gal jau gana vaisių. Nu, tai kad jau čia sėdim, tai dar viena istorija. Kai namo grįžinėjau dabar su autobusu, prisigrūdęs. Ir jau kai stabdo šitie autobusai, tai jau geriau jau laikykis už kažko. Pas mane vieną ranką su vaisiais, kitą laikausi už stulpo. Ir tiesiog trumpai pasižiūrėjau telefoną, kad nepražiopsot stotelės. Deduos atgal ir per stabdžius dėjo. Ir aš taip skridau į moterį priešais mane, bet nenugriuvom, bet aš ją taip apgraboliau, kad tik nenugriūčiau, kaip už stulpo kokią pradėjau, aš visaip ir... Nu ir nieko, ir išsitiešinom abudu, atsiprašiau, pasijuokėm ir viskas, bet paskui pagalvojau, jeigu būtų kokia Amerika čia ir taip būčiau įvažiavęs ten jie su rankom, tai turbūt ne tik straipsnis galėtų grėsti, jeigu ten ant kokios karen užsiraučiau, bet dar ir kaip seksualinis grobuonis būčiau pažymėtas, kur ten negalėčiau artintis prie mokyklų, turėčiau gyventi kažkokiam atskiram kaime, arba visi žinotų, kad aš grabaliotojas. Tai jo, džiugu, kad taip nutiko, pasijuokėm ir grįžom namo sveiki gyvi. Vertinam šortus tarp 5 ir 7 balų. 3 eurai net. Bet įtariu, kad jie kažkur ir liks čia. Ką va tokie reikalai Šri Lankoj. Laukiu dar vakarienės. O rytoj dar važiuosiu iki artimo miestelio čia ir sakė, yra paplūdimys su vėžliais. Tai gal pavyks pasnorkelinus kokį tais vėžlį užmatyti. Tai jeigu pavyks vis dėlto kokį vėžlį užmatyti ir dar nufilmuoti, tai dabar jūs pabaigai ir paliksiu su šitais vaizdais. Jeigu nepavyko nieko nufilmuoti, tai aš tiesiog žiūrėsiu į kamerą. Ir kas pirmas sumirksės, tas pralaimi. Užsimerksiu prieš rytą, saulėtą. Akis pilnos melsvų
Toksai vežliukas. Turbūt nėra geras sprendimas čia laikyti vaisius. Bet čia net tarakonai. Arba kažkokie labai įdomus tarakonai.